čia ir vėl tu. Taip čia aš, seni, kaip tau dabar sekasi. Koks tavo reikalas? Taip, tu visada su manimi grubiai elgiesi, vaike, bet juk, taika ir meilė. Tad gal pasikalbėkime gražiai ir aptarkime pastaruosius įvykius, galbūt mes tapsime normaliais bičiuliais, ką gali žinoti. Na jau, tikrai nesibičiuliuosiu su kažkokiu karvė mėšlų dvokiančiu seniu, aš turiu bičiuliukų ir man jų iki kaklo pakanka, ir tai jog mes dažnai susitinkame, dar nereiškia, jog būsime geri draugai, tau neišdegs, smirdantis senuk. Oi, na ir šiuolaikiniai vaikai, tokie grubūs, nepadorūs, nemandagūs, nepagarbūs, nemylintys, išlepę ir nežinantys, ką daro. Vat mūsų laikais būdavo mandagūs vaikučiai. Einant gatve pasisveikindavo gražiai, nusilenkdavo, batus nuvalydavo ir palinkėdavo gero kelio. Man sunku, kaip man šiandien sunku, Dieve, kaip man sunku. Rodyk, ką moki, Šalala, šalala, dabar parodyk, ką moki. šalala, šalala. Nes niekada nieks nemylėjo manęs, nes niekada nieks nemylėjo manęs.